Bardzo proszę, 1 minuta. Ačiū pirmininkė. Šiuolaikiniame pasaulyje energetika jau senokai yra tapusi globaliu klausimu ir ne vien tik tai dėl pačių išteklių ar jų poreikio, bet ir dėl aplinkosauginių klausimų. Turiu minty energijos gavybą, gamybą, perdavimą. Ir kaip žinia, tarša sienų nepaiso. Todėl svarbu, jog bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis būtų siekiama, jog jos laikytųsi atitinkamo aukštų aplinkosaugos standartų. Vienas svarbiausių ES bendradarbiavimo su užsienio partneriais energetikos srityje klausimų – aukšto lygio branduolinio saugumo atitinkančio ES standartus užtikrinimas. Tai turi galioti trečiosiose šalyse statant naujas, rekonstruojant ir tiesiog eksploatuojant esamas branduolines jėgaines. Tai turėtų būti pagrindinė sąlyga importuojant elektrą į ES iš trečiose šalyse esančių branduolinių jėgainių. ES turi siekti atviro dialogo ir gamintojai trečiosiose šalyse branduolinės energetikos turi atsakyti visus klausimus. O šiuo metu susiduriame su tuo, kad ketinamos statyti jėgainės ant ES sienų kelia tam tikrų rimtų klausimų. Ir mano sveikinimai pranešėjai poniai Hercog. Dziękuję bardzo. Następny mówca to pan poseł Jarosław Paszka. 1 minuta. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Globálny hospodársky rozvoj, prudký ekonomický rast v Ázii, ako aj v iných častiach sveta vygenerovali enormný dopyt po energetických zdrojoch. Ukazuje sa,